YouTube. Tai va, taigi, taip, kur aš padėjau prezentaciją, sekundėlę, va. Mūsų programos pavadinimas yra gana ilgas, bet tai yra neatsitiktinai, nes turi būti viskas pasakyta. Tai yra skaitmeninės transformacijos akademija, draudimo konsultavimo ir skaitmeninių kompetencijų mokymo programą su įdarbinimu. Šiek tiek pakomentuosiu mūsų veiklą, ką mes darėm ir kodėl mes tą dalyką darom. Mūsų mokymų centras dirba jau daugiau negu 20 metų ir mes gyvenam iš kvalifikacijos kėlimo programų draudimo industrijos darbuotojams. Tai yra gyvybės draudimas ir negyvybės draudimas. Šiandien aš jums pristatau gyvybės draudimo šaką, tai yra gyvybės draudimo industrija. Nes iš tikrųjų gyvybės ir negyvybės draudimo industrijos jos skiriasi kaip žemė ir dangus. Yra visiškai skirtingos veiklos, bet šiandien aš būtent pristatau šitą vieną iš šakų. Mes dirbam nuo 16 metų, mes turime formalaus profesinio mokymo tiekėjo licenciją. Šiandien mes kalbėsime apie neformalaus suaugusio švietimo programą, kuri yra užregistruota užimtumo tarnyboje. Ir aš kalbėsiu apie mokymo programą, kurios trukmė yra 21 darbo diena. Tai yra, faktiškai mėnuo. Mes startuojam rugsėjo 11 dieną ir baigiam spalio 9 dieną. Mūsų užsiėmimai yra nuotoliniu būdu, tai yra online, nuo 9 iki 16:15, su visom priklausančiom pertraukom. Tai yra 1,5 valandos, 15 minučių, 1,5 valandos pietų pertraukom, ir taip iki pabaigos. Įprasta darbo diena. Ir per tas 21 dienas jūs susipažinsite su mūsų profesionalių lektorių komanda ir turėsite susitikti su 11 skirtingų lektorių. Dabar matote ekrane mano kolegas. Jie yra visi profesionalūs ekspertai, iš jų yra 4 mokslo daktarai, tame tarpe ir aš, kadangi aš dar dėstau draudimo ir rizikos valdymą Vilniaus universitete. Čia mano, kaip sakant, hobis, antras darbas. Tai va, tai aš pakviečiau į šitą projektą savo kolegas, jūs dabar, sakau, matote ekrane. Ir su jais mes jau dirbom daugiau negu 15 metų. Faktiškai pas mus komanda yra ta pati, nesikeičia, nes laikai keičiasi, mes kartu su tais laikais ir tobulėjom. Tai yra 21 darbo diena ir 11 skirtingų lektorių. Kiekviena diena yra skirtingas dalykas ir skirtingas lektorius. Visa mūsų programa, jinai yra pagrįsta teorijos dalis, yra pagrįsta, jūs matote dabar, knygom. Tai yra šitos 2 knygos yra mano, draudimo ekonomikos pagrindai ir draudimo paslaugų pardavimo proceso valdymas. Šita knyga, faktiškai pagal ją yra sukonstruota visa mūsų programa. Knygos jūs gausite studentai, kurie prisijungs prie mūsų projekto. Taip, dabar apie programą trumpai. Kas ten bus? Ar tiesa, dar pamiršau paminėti, kad 70% mūsų nuotolinių mokymų yra praktika. Nežiūrint tai, kad tai yra nuotoliniai susitikimai, nuotolinis mokymasis, bet ir darbas yra nuotolinis. Ir mes perdarėm tą programą ir, sakau, nuo 20 metų sėkmingai tą dalyką vykdom būtent jau nuotoliniu būdu. Taigi, trumpai labai apie mūsų visą programą. Tai yra savi ir motyvacija darbe, pirmas blokas. Dėsto mūsų profesionalūs psichologai, nes kartais būna, kad nežinau, lyja laukia arba sninga. Aš nieko nenoriu daryti. Nei surašyti savo veiklos planą savaitėj, nei parašyti laišką klientų, nei paskambinti, susitarti dėl nieko nenoriu daryti. Tai vat mūsų psichologai, jie jums duoda tokius įrankius, kur tiesiog pasiemi save ir ištrauki iš tos blogos nuotaikos, ir pirmadienį pradedi dirbti.
Kitas mūsų blokas yra draudimo įmonės veikla. Tai yra jau specifiniai dalykai, nu, tokie kaip pavyzdžiui draudimo teisinė aplinka, pensijinė sistema, draudimo įmonės finansai, kad turi žinoti draudimo produktų pardavėjas, nes tai yra kvalifikuotas darbas ir tai yra tie dalykai, kur, kaip reikia atsakyti klientui klausimą, kodėl, jeigu kompanija jūsų nebankrutuos. Tiesiog yra šitie dalykai. Na ir yra draudimo kaina. Nes iš tikrųjų draudimo veikla tai yra mokslas. Jis yra pagrįsta matematika ir statistinėmis duomenimis. Nu, jeigu visai taip labai paprastai kalbėti, tai draudimo kompanijos bosas, jisai žino, kad iš 100 žmonių per metus 10 mirs. Jisai nežino, kokie tai yra žmonės, bet nelaimės, stichinės nelaimės, avarijos ir visi kiti blogi dalykai, jie yra apskaičiuojami. Taigi, per šitą bloką jūs sužinosite, reiškia, kiek kainuoja mirties rizika, kiek kainuoja neįgalumo rizika ir taip toliau. Nes tai, sako, viskas yra pagrįsta matematiškai, nu ne šiaip savo toksai, va, tarifas yra, kad, nežinau, mirties rizika per mėnesį kainuoja 3,5 eurą arba 2,5 euro. Tiesiog visas tas dalykas yra apskaičiuotas. Kitas mūsų blokas yra draudimo produktų charakteristikos. Tai yra, iš ko susideda tas draudimo produktas, kokios yra bendros sąlygos, kaip reikia aiškinti klientui paprastą kalbą, kaip aš dabar su jumis ir kalbu. Sekantis blokas yra rizikos valdymas. Tai yra klientų poreikių išaiškinimas. Nu, pavyzdžiui, aš matau dabar, dėkoju, kad Virginijus neišjungė kamerą. Pavyzdžiui, Virginijau, ar jūs įsivaizduokit, kad jūs turit motociklą? Ir vieną kartą į mėnesį jūs susirenkat su draugais ir tiesiog ar dalyvaujat lenktynėse, ar tiesiog važinėjat kažkur tai. Jūs turit padidintą avarijos riziką. Jeigu pažiūrėt, matau Astą, irgi prisijungė, sveiki Asta. Ar jūs turit šunį? Turit. Nu, dabar įsivaizduojat, jūs savo globotinę vedžiojat vieną kartą į pusmetį į parodas. Ir jūs turit padidintą įkandimo riziką. Nu, nes paroda yra. Virginijos tos rizikos, jisai neturi, nes neturi šuns. Jisai turi motociklą, o jūs motociklų neturit. Tai ką aš noriu tą pasakyti. Mes su jumis visi čia susirinkę esame skirtingi. Ir profesionalus konsultantas, jisai parenka produktus pagal gyvenimo būdo savo klientą. Nes jūsų apsauga, jūsų draudimo polisas, jisai skirsis nuo kaimyno. Nes kaimynas turi visai kitą gyvenimo būdą. Pavyzdžiui, jeigu Virginijus turi motociklą, Asta turi šunį, o mes, matau, kitą pas mane eina Julija, mėgstam dabar sode pagulėti ir paskaityti knygą. Tai mes neturim nei įkandimo rizikos padidintos, ne motociklo, reiškia, avarijos. Suprantat? Tai vat šitam blokė, kur rizikos valdymas, mes ir įsiaiškinam klientų poreikius. Toliau eina sekantis blokas, tai yra draudimo produktų pardavimo technologijos. Iš tų 21 dienos, tai yra 6 dienos. Tai yra pasirašymus darbui, tikslų nustatymas, skambutis klientui, pardavimo proceso užbaigimas, aptarnavimas po pardavimo, prezentacijos ir dėrybų menas. Tai yra 6 dienos intensyvo ir faktiškai, kiek mes dirbam nuo 16 metų su šito projektu, tai visi draudimo akademijos absolventai man sako, kad šitie įgūdžiai, kur gausit, jos pravers ne tik darbe, bet ir asmeniniam gyvenime taip pat. Tai čia yra dviguba nauda, sakysim. Prieš paskutinis mūsų blokas yra bendravimas su klientais ir verslo kultūra. Nu, čia turbūt daug pasakot nereikia. Čia yra dress kodas, čia yra teisingas rašymas
laiškų klientams, čia yra bendravimo kultūra, čia yra verslo etika, gyvybės draudimo konsultanto verslo etikos kodeksas ir mūsų naujovė. Tai yra skaitmeninis kompetencijos. Yra trys dienos skaitmeninių kompetencijų. Tai yra, iš kur rasti klientų, kaip bendrauti socialinėse tinkluose. Tai yra ChatGPT. Nes ChatGPT tas dirbtinis intelektas, kuris padeda draudimo konsultantams susitvarkyti savo rutininius darbus. Ar gražiai parašyti laišką klientui, ar atsakyti į kažkokius tai rūpimus klausimus, ar pasižiūrėti pardavimo proceso skriptus. Vienu žodžiu, tai yra pagalbininkas, kurį naudoja mūsų absolventai ir labai džiaugiasi. Ir dar įeina jūsų asmeninio puslapio kūrimas, nes iš tikrųjų dirbant internete reikia turėti savo brandą, savo profesionalaus konsultanto brandą. Tai vat yra privalomas dalykas sukurti savo, kartu su dėstytoju mūsų, sukurti savo internetinį vieno lapo puslapį, kur bus jūsų kontaktai, gražią nuotrauką, gražus pristatymas, kurį jūs parengsit mokymo metu kartu su ChatGPT. Maždaug taip atrodo šitas mūsų blokas. Na ir paskutinis blokas yra investavimo pagrindai. Tai yra šitas blokas, per šitą temą jūs susitiksite su profesorė Daiva Jurevičienė, kuri yra asmeninių finansų valdymo pradininkė Lietuvoje, ir sužinosite apie tai, ką daro draudimo kompanija su klientų pinigais. Nes gyvybės draudimo produktai, jie yra ilgalaikiai, 10 metų plus. Tai yra, kas yra akcijos, kas yra obligacijos, kas yra kiti vertybiniai popieriai. Ta prasme, ką draudimo kompanija daro su tais pinigais, ir kai jūs jau nagrinėsite jau produktus, jau su savo darbdaviais, tai jau bus lengviau suprasti ir paaiškinti paprastą kalbą klientams. Tai va taip atrodo mūsų trumpai tos visos 21 dienos. Dabar apie profesiją šiek tiek trumpai. Šita profesija yra viena iš seniausių pasaulyje. Ir tose šalyse, kur turit senos draudimo tradicijos, tai yra, kol kas pas mus dar jau pagaliau prasideda tas prestižiškumas, atsiranda, bet ten apskritai nesupranta, kaip gyventi be draudimo apsaugos. Nu, tiesiog. Aišku, jų patirtis yra 400 metų plus, pas mus yra 33. Tai čia nėra ką sakyti, mes dar visai, kaip jeigu žiūrėti gyvybės draudimo industriją, maži vaikai esam, bet iš tikrųjų ta profesija pas mus jau tampa taip pat viena iš prestižiškiausių. Kodėl? Todėl, kad tai yra švietėjiška veikla. Tai yra švietėjiška veikla ir jinai labai tinka žmonėms, kurie myli kitus žmonės, nes jie sudaro žmogui arba šeimai finansinę pagalbę, kadangi turi tam tikrus instrumentus. Apie tai mes visą kalbėsim jau per įvadą į specialybę, bet tai yra švietėjiška veikla, tai yra neblogi pinigai ir tai yra dar pasitenkinimas tuo, kad aš darau tokį darbą, kurį padeda žmonėms nelaimė, jeigu ta nelaimė atsitinka. Ir labai kaip čia pasakyti, labai yra, pamečiau mintį toj, šitiems žmonėms, kurie rūpinasi ne tik savo, bet ir šeimos apsaugą, jiems, būsimiems jūsų klientams, visada yra reikalingos profesionalios konsultacijos. Aš pabrėžiu profesionalios. Kadangi pas mus visuomenė dabar egzistuoja toks mitas, kad draudimo konsultantas tai yra bobutė, tokia sena, kuri beldžiasi į namus ir kiša kažkokį tai popierių ir niekas nežino, apie ką eina kalba. Iš tikrųjų, tai yra prekyba savo kompetencijų. Tai yra pagalba žmonėm ir tai yra darbas, kaip gero gydytojo arba, nežinau, gero advokato. Ir jūsų tiesiog pabandykit paguglinti arba surasti konsultantą dabar internete. Jie nesireklamuoja.
Būtent dėl to, kad jie dirba per rekomendacijos ir pas juos yra eilės. Nes jie yra profesionalai. Tai vat mūsų mokyklos tikslas yra, kad mūsų absolventui taptų profesionalas ir dar skaitmeninėje erdvėje. Tai va, tai šitą profesiją turi ir visada turės paklausą rinkoje. Tik tai, kad jinai yra, dar kartą noriu pabrėžti, ne visiems. Tai reikalingas fokusas, tai reikalingas nuolatinis darbas žingsnis po žingsnių. Nes va taip paprastai nieko nebus. Tai reikia tiesiog dirbti pagal tą metodiką, kurią mes pristatysim per mūsų 21 darbo dieną. Kaip mes bendradarbiausime? Aš jau einu prie pabaigos, dabar pažiūrėkit, mes su jumis esame va čia pirmame laiptuke. Aš jums papasakoju apie profesiją, apie mokymo programas, atsakau jūsų klausimus. Toliau jūs pagalvojat ir jeigu jums mūsų projektas yra priimtinas, jūs parašot mums laišką, aš kontaktus paliksiu ir jūs gausite po prezentacijos į vakarą jau laišką su šitą prezentaciją. Ir tada jūs instrukcijos gausit. Ir tada jūs toje instrukcijoje atitinkamai, iš kurio miesto esate, jūs rasite darbdavių kontaktus. Nes mes į mokymus be darbdavių nepriimam. Mes bendradarbiavim daugiau negu su 20 darbdavių iš visos Lietuvos ir jūs tiesiog praeinat įprastą atrankos pokalbį, kurio tikslas yra, kad vienas kitam tiktų. Tai yra jūs darbdavys jums, šitą draudimo kompaniją arba draudimo brokeris, kuris dirba su gyvybės draudimo produktais. Tai va, jūs praeinat atranką pas darbdavį ir jeigu jūs susitarėt, tada jūs parašot mums ir gaunat visą instrukciją, kaip susitvarkyti dokumentus užimtumo tarnyboje. Ką reikia padaryti? Aš dabar jums nesuksiu galvos, ten yra instrukcija iš 4 punktų, tie, ko buvo įdomu, tiesiog gausiu savo elektroninį paštą. Na ir toliau po to jūs susitvarko dokumentas ir rugsėjo 11 dieną mes startuojam. Jūs gausit dar 5 laiškus su kitom instrukcijom, prisijungimus prie virtualios mokymo aplinkos, ir visus kitus reikalingus dalykus. Pabaigus šitos reiškia kursus, jūs išimat individualiosios veiklos pažymą ir pasirašot tarpininkavimo sutartį su draudimo kompanija. Faktiškai tai yra darbas pagal franšizę. Kaip McDonald's. Amerikietiška technologija, lietuviškas UABas. Tai yra vienas variantas, tai yra toks darbas Lietuvoje virš 6000 žmonių maždaug tokiu būdu dirba. Antras variantas, čia priklauso nuo darbdavio, nuo jūsų, reiškia, miesto, yra galimybė darbo sutarties, bet ten yra reikalavimai. Ir visus tos reikalavimus, kas liečia darbo sąlygų, jūs įsiaiškinat va čia antram laiptuke. Nes aš iš karto perspėju jūsų klausimus, aš matau 12 klausimų čiate, aš toj pabaigsiu ir atsakysiu. Nes darbdaviai yra skirtingi, jie yra tarpusai dar plus konkurentai. Ir faktiškai reiškia, ar individuali veikla plus tarpininkavimo sutartis arba darbo sutartis su tam tikrom sąlygom, jūs va čia, va šito vieto išsiaiškinate patys, kai gausite iš mūsų kontaktus. Ir dar ką noriu pasakyti. Kai po mano prezentacijos, po renginio pabaigos, nesitarkite su kaimynais arba su savo, reiškia, artimaisiais. Su jais jūs pasitarsite po šito apsilankimo. Nes yra labai paprastas dalykas. Niekas nežino, koks yra veiklos pobūdis. Yra mitai. Ir kaip aš visada sakau, apie ananasų skonį reikia kalbėti su tais, kurie tos ananasus valgo. Šiuo atveju šitie darbdaviai į kiekvieną dieną į po 20 metų atlieka šitą darbą. Todėl kaip, kada ir kur, kokios sėkmės, kokios nesėkmės, va čia reikia įsiaiškinti jums paties asmeniškai. Nes kiekviena situacija, kaip aš minėjau, mes visi esam skirtingi. Ir netgi vienoje kompanijoje yra skirtingi grupės vadovai, skirtingi pardavimo vadovai. Todėl va čia yra jūsų pagrindinis dalykas. Tai va, tai čia yra dėl mūsų galimo bendradarbiavimo.
Kaip atrodo mūsų klasės? Va dabar, aišku, čia ne visi tilpo, matot, čia yra mūsų jo absolventai, čia yra mūsų dėstytojai ir va tokiu būdu vyksta pas mus užsiėmimai per Zoom platformą, taip pat kaip mes dabar su jumis čia ir susirinkome. Na ir pabaigai, reziumuojant. Taigi, 21 dienos programa, iš jų 19 darbo dienų yra online pas mus. Jeigu dar giliau pasižiūrėti, tai yra 18 mokymų dienų nuo 9 iki 16:15 su visom pertraukom ir bus paskutinė 21 diena bus testas žinių patikrinimui, mūsų kvalifikacinis testas, kurį jūs, reiškia, pasiruošant, jūs išlaikot. Ir va tame tarpe dar yra vizitas pas darbdavį. Per tą 21 darbo dieną. Tai yra vizitas, kai jūs vidury kažkur tai mokymo nueinat pas darbdavį į ofisą. Nu, mes specialiai tą darom, ten po pusdienius taip išmėtom programoje, kad jūs pačiupinėtumėt tą aplinką, tą darbą, kaip atrodo, su tuo tikslu, kad paskui galėtumėt užduoti mūsų profesionaliems lektoriams, ekspertams klausimus. Nes kokie klausimai mes nežinom, o klausimų vis tiek pas jūs bus, čia natūralu, čia yra nauja profesija. Tai va yra vizitas pas darbdavį, jisai gali būti dviejų variantų. Arba nuotoliu, kai jūs gaunat užduotis, nes jūs galite gyventi mažam miestelėje, o jūsų darbdavys, pavyzdžiui, bus Kaune arba Vilniuje. Nes skaitmeninis draudimo konsultantas, jisai gali dirbti iš bet kur. Ir tie, kurie iš jūsų turėjo laiko, pažiūrėjo mūsų programos online pristatymą, taigi kalbėti su klientu galima ir kaviniai, ir autobuse, ir automobiliai. Ir sutartį galima pasirašyti, tai kaip mes dabar su jumis kalbam, išnagrinėjęs visus poreikius ir pasirašant elektroniniu parašu kliento anketą. Tiesiog. Arba nusiunčiat pasiūlymą elektroniniu paštu. Tai yra du punktai, tai yra 19 darbo dienų pas mus ir 2 darbo dienas pas darbdavį. Taigi, čia jūs matot, galit print screeną padaryti, tie, kuriems yra aktualu, arba gausit vakare prezentaciją. Taigi, jūs galite užpildyti formą, tada, čia pirmas punktas, tada gausite, reiškia, paprašysim jūs atsiųsti savo CV ir gausite darbdavio kontaktų. Arba tiesiog parašyti mūsų elektroniniu paštu mokymai@draudimas.com. Ir yra paliktas mano darbinis telefonas, tiems, kuriems bus aktualu arba turės dar papildomai klausimų, galit skambinti, atsiliepsiu ir pasikalbėsim. Arba jeigu nenorėsit dabar po mano pristatymų užduoti klausimus, taip pat galėsit paskambinti. Jeigu neatsiliepsiu, tai perskambinsiu, nes jūsų jau yra 78. Tai va, tai tiek yra trumpai apie programą. Dar kartą mano telefonas ir mūsų elektroninis paštas. Ir tada tiek yra apie prezentaciją. Ir dabar aš atidarysiu mūsų chatą ir atsakysiu į visus jūsų klausimus. O toliau tada paprašysiu užduoti klausimus garsu tuos, kurie nori